Restoraninis variantas. Jo, ne, tai palauk, taip reikia. Ei, vyrai, gelbėkit mane puola, merga ateina kažkokia. Konfliktas tarp merginų, tai yra, galbūt, pasakyčiau, galbūt ir įprastas reikalas, ta prasme, nes tokių konfliktų tikrai galima labai daug pamatyti, reiškės, ir nekartą tikrai teko išskirti, prisipažinsiu, niekada neteko sulaukti pagalbos, reiškės, papildomas. Ir dažniausiai iš merginų konfliktų kyla vaikinų konfliktai, nes automatiškai dvi pusės ir tos dvi pusės daugėja ir gaunasi po to, aiškiasi, negeri dalykai. Tai va, tai į tokią pasalą ir papuolėm. Iš tikrųjų gerai prigavot, va, ir šiek tiek gavom į dūdą. O ar jūsų poelgis skirtusi, jeigu prieš tai jau būtumėt, išmokę tą situaciją, kaip elgtis daugiau negu prieš vieną žmogų? Aš manau, kad taip. Jo, galbūt būtume įvertinę truputėlį, kad mes esame visų pirma dviese. O jie tryse. Jie tryse ir galbūt kažkaip tai bandytume tą visą sumodeliuoti save taip, reiškia, kad bent jau šiokį tokį pranašumą būtume turėję. Žodžiu, daryti ne 1 prieš 2 ir 1 prieš 1, o 2 prieš 3, taip kaip ir turėtų būti. Jo. Iš tikrųjų 2 prieš 2. Netgi tas, kuris prieš 2 vis tiek turi kovoti su vienu, čia yra esminis dalykas. Netgi taip. Aš net nemačiau, kas nustimdė. Reikės dar įrašą laidos pasižiūrėti kartelį. Būtinai. O dar kažkokių kitų būdų, kaip išvengti šito konflikto? Galbūt užtektų, man bent jau dažniausiai, kiek aš esu patekęs į konfliktinės situacijas, kurios eidavo dėl vieno ar kito dalyko į link muštynių, aš viską pabaigdavau žodžiu. Tai sakau, arba baigdavosi prie baro, ten, žinai, draugiškai, netgi jau draugai, ypatingai, kai yra išgeręs kažkoks tai negerėtis. Va, arba tiesiog, patapšnojimu per petį, galų gale, maksimum lengvų susistumdymų. Taip, kad iki muštynių niekada, prieš prisipažinsiu, niekada taip ir nebuvo nuėję. Čia šiuo atveju vyrukai nebuvo linkę daug šnekėti, prasme, jie iškart žinojo, ką jie nori mums padaryti. Ir kad ir kaip mes ten bandytume galbūt kažką jam pasakyti, mes tikrai to nebuvo. Mes net ir nespėjome daug kažką pasakyti ir paaiškinti, ką mes čia norėjom padaryti. Tiesiog jie buvo tikslas mūsų mušti ir šiuo atveju taip, mes buvom net ir nepasiruošę ir tas jiems puikiai pavyko. Vienas variantų pabėgti. Vienas variantų. Jeigu yra. Kaip? Reiškia, restoranas, ar klubas, ar kavinė, ta tokia neformali aplinka, jinai galbūt įtakoja dar žmonės, kurie iš tikrųjų sėdė aplinkui. Ir dar esame užpuolikai, kurie sugalvoja, kad mus reikia sumušti, kad mes
pasak jų, lik ir kabinomės prie jų panų, galima taip įsivaizduoti, jie konkrečiai žinojo, kad mus nori sumušti ir mes nežinom, kaip daleiskim, kokia reakcija galėjo būti ir tų aplinkinių žmonių. Sunku pasakyti. Jo, kiekvienoje situacijoje vis tiek reikia galvoti, kad galbūt yra kažkokia apsauga, galbūt yra kažkokie suinteresuoti žmonės tau padėti toje situacijoje ir tu gali prisišaukti lengviau ar sunkiau jų pagalbos per tą trumpą laiką iki konflikto. Jo, tie patys žmonės restorane. Be abejo, mes nebuvom suinteresuoti, reiškia, iš to, kad muštis, ta prasme, gintis taip norisi, bet ta būtinoji pirmoji gintis ir buvo ta būtent tokia žodžiais, ta prasme, bent jau pabandyti iš pat pradžių. Bet kadangi viskas labai greit vyksta, kaip bach, tai žiūri ir guli ant žemės. Iš pradžių groju prie pianino, to guli ant žemės. Vienu atveju tu draugiškai išsiskiri, tikrai draugiškai, išsiaiškinė, kad, hebra, iš tikrųjų, nėra dėl ko, nes dažniausiai nėra dėl ko. Dėl kažkokio kvailo, nereikšmingo dalyko ir įvykio yra susipiešama. O jeigu ten kažkas iš tikrųjų yra dėl ko, vėlgi sprendi tą reikalą, kad neliktų nepatenkintų. Jeigu yra nepatenkintų vis dar, tai maksimum susistumdai, įsiverži kaip tarpininkas, ten abi pusės skiri, žodžiu, kažkaip taip. Bet sakau, tos linijos nebuvau perėjęs niekada, net nebuvau dalyvavęs. Tai sunku pasakyti, kaip būtų. Tada dažniausiai tarpininkas pats kalčiausias lieka, reiškias, kuris nori išskirti ir taip toliau. Aš nežinau, aš galbūt tokiose situacijose buvau atsidūręs, kad gal kompanija didesnė buvo ir taip toliau, tai buvo tokių, kurie patys pirmi turbūt kėlė ranką ir sakė, aš čia sutvarkysiu viską ir taip toliau. Laidos pavadinimas yra Kung Fu išmintis. Ką jums reiškia šie žodžiai? Aš taip iškart supratau, kad tai nėra tik tai kova, ta prasme, tai nėra tik tai fizinis kontaktas, kad tai yra daugiau negu kad muštynės ir taip toliau, tai yra daugiau negu kad apsiginti, duodant kitam į galvą, ten ar kažkaip tai. Tai galų gale yra ir gyvenimo būdas. Turbūt netgi svarbiausia yra gyvenimo būdas, kad tu tai darai ne dėl to, kad tu kažkam nosį sulaužytum, bet dėl to, kad galbūt sureguliuotum tais visais veiksmais, kuo jūs užsiemat šitą vietą. Aš taip įsivaizduoju. Niekada ne per vėlu nieko daryti. Jeigu tai leidžia, jeigu organizmas fiziškai tavo, tai ne per vėlu. Ir jeigu tu įsivaizduoji, kad tau reikia gyvenime kažką keisti ir atrasti naują, vieni eina į jogą, kiti pradeda, parašiutu šokinėti. Ir aš pažįstu asmeniškai žmonių, kuriems ir virš 50 ir į ekstremą iš esmės nuėjo, nors tai ir fiziškai pakankamai sudėtinga. O čia daugiau yra, aš įsivaizduoju, vidinės kažkokios ramybės ir kažkoks sinergijos, reiškia, atradimas. Aš įsivaizduoju, kad tai būtina tą patirti ir aš pats norėčiau tą patirti, kad suprasti ir palinkėti ir pasiūlyti patirti tą kitiems. Kas nors suprato, ką aš pasakiau? Nes labai krūtai pasakiau. Ne, kiekvienas savyje ateina toks momentas, kai pradeda kažko savyje ieškoti, ar prasmės gyvenimo, dar kažką. Čia galima apie tai šnekėti, labai ilgai. Filosofija, jo, filosofija. Jo, bet tai yra vienas iš būdų įprasminti galbūt savo kažkokius norus ten, sunku pasakyti. Aš pritariu Duniui, kad niekada nėra vėlu mokytis, ta prasme, tobulėti, ne tik savo srityje ar profesijai, kurią mes užsiimam, bet ir dar kitais dalykais, kurie gali atnešti kažką gerą. Harmonija. Jo. Vidinė harmonija. Ir ramybė, nes tos neramybės mes gyvenime turime tikrai labai daug. Taip.